vakarykštė, kai turi šiandieninę. Radio Gama 99 FM. Pačioj pradžioje buvo deklaruojama ir buvo einama tuo keliu, kad Klaipėdos universitete turi būti studijos ir mokslai plėtojami jūros studijų kryptimi. Tas atsitiko ir tai egzistuoja. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Mokslininkais, kurie profesoriaus Vlado Žulkaus tik ištartų žodžius apie jūrinių mokslų Klaipėdos universitete egzistavimą patvirtina savo darbais. Viena jūrinio mokslo krypčių, atsinaujinanti jūrinė energetika, šiandien jau nebeįtariai vertinama grupelės pavienių entuziastų užmačia energiją išgauti iš saulės, bangų ar vėjo, o rytojų keičianti mūsų regiono, valstybės, Europos politikos dalis. Poreikis skatinti energijos gamybą, naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, įskaitant vėjo energiją, deklaruojamas ir vienoje iš Europos parlamento ir tarybos direktyvų, pavadintų dėl elektros iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje. Siekdami įgyvendinti šios direktyvos siekius ir žinoma patenkinti savo kaip mokslininkų smalsumą, Klaipėdos universiteto mokslininkai jau visą pastarąjį dešimtmetį inicijuoja mokslo projektus, dirba jūros plotuose ir fiksuoja pirmosius rezultatus. Tačiau prieš pradėdami rezultatų dairytis, kad suvoktume atsinaujinančios jūrinės energetikos užuomazgų pradžią mokslininkų darbuose, grįžtelkim dar kiek anksčiau ir ne į jūrą, o į sausumą. Pasak nuolat su Klaipėdos universiteto mokslininkais plušančio Lietuvos vėjo energetikos asociacijos direktoriaus ir beje Klaipėdos universiteto absolvento Aleksandro Paulausko, būtent sausumoje vėjo gaudymas laukuose buvo paskata pradėti energijos gavybą jūroje. Kaip procesas prasidėjo, vystėsi ir kaip išaugo iki šiandienių mokslininkų darbų, toną mintims užduodamas pasakoja daktaras Aleksandras Paulauskas. Jūrinė energetika yra tik sekantis energetikos plėtros etapas. Viskas prasidėjo nuo sausumos. Maždaug 92-94 metais rimtai susidomėjome vėjo energetikos galimybėmis Lietuvoje ir pradėjome nuo mokslinių tyrimų, būtent nuo vėjo greičio ir kitų parametrų matavimo Būtingėje. Tai buvo pats pirmas toks projektas Lietuvoje ir iki tol vėjai buvo matuojami 10 metrų aukštyje pagal meteorologinės taisyklės. Maža to, Lietuvos enciklopedijoje buvo teigiama, kad Lietuvoje vėjo nėra. Tai yra pajūryje mes turim tik 4,5 metrus per sekundę. Toks buvo numatytas vidutinis vėjo greitis. Tuo tarpu, kai vėjo elektrinių darbui, efektyviam darbui reikėjo 7-8 metrų per sekundę. Na, mūsų tyrimai atlikti 35 metrų aukštyje parodė 1,5 metų, kad mes turime 7,5 metrus per sekundę, būtent toks yra vidutinis vėjo greitis pajūryje, o tai reiškia, kad Lietuvos pakrantės visiškai tinka vėjo energetikos plėtrai, taip pat kaip ir Danijos, Vokietijos ir kitų Europos šalių pakrantės. Tokiu būdu prasidėjo gilesni tyrimai į vėjo energetiką, mes parodėme, kad Lietuvoje vėjo yra. Na, bet suprantama, kad besiplėtojant technologijom, augant vėjo elektrinių dydžiui ir pramonės mastui, atsirado būtinybė keliauti į tokias teritorijos, kurios nėra tankiai apgyvendintos žmonių, o taip pat turi lygesnius vėjus be turbulencijų, kuom būtent ir pasižymi vandens paviršius. O didžiausias vandens telkinys esantis šalia Lietuvos yra kaip tik Baltijos jūra. Taigi mūsų tyrimai vėjo energetikoje arba sausumos vėjo energetikoje po truputį virto į jūrinės vėjo energetikos plėtros planus. Atsinaujinančios jūrinės energetikos idėją užsikrėtusi grupė Klaipėdos universiteto mokslininkų išvelgė ne vieną papildomą pliusą gaunamą dirbant jūroje, o ne sausumoje. Savo komandos darbų pradžią prisimindamas pasakoja kitas mokslininkas, Klaipėdos universiteto jūros tyrimų atviros prieigos centro laivynų ir ekspedicinių tyrimų vadovas daktaras Nerijus Blažauskas. Pajutome, kad jūroje potencialas vystyti įvairias veiklas yra daug didesnis negu sausumoj. Visų pirma, ne tik dėl resursų ar išteklių, kaip mes juos pavadinsim, bet ir dėl to, kad konfliktinių galbūt situacijų su gyventojais, su įvairių sričių, sakykime, naudotojais yra galbūt mažiausiai. Bent jau mums tuo metu atrodė.
Tuo metu tai aš turiu minti dar ankstyvus 2006 metus, 2005 metus, kuomet aš dar dirbau Lenkijoje, Jūrų tyrimų institute Gdanske. Ir ten kartu su partneriais mes gvildenom tokią mintį, kad ar nebūtų naudinga mums pasirengti europinį projektėlį, kuris leistų įsivertinti, kiek mūsų jūrinės teritorijos yra tinkamos naujos, sakykime, srities, naujos ekonomikos krypties atsiradimui, to būtent vėjo elektrinių statymų jūroje. Ir mes inicijavom tokią galimybių studiją, sakykime, kokios sąlygos gamtinės, kokios sąlygos teisinės, kokios techninės galimybės ir panašiai. Ir vertindami tą visą kompleksą sudedamųjų komponentų, bandėm netgi įsivardinti tas vietas jūroje, kurios galimiems investuotojams būtų patraukliausios arba keltų mažiausiai problemų, jeigu jie netikėtai sumanytų investuoti būtent į šią sritį. Tai buvo moksliniai tyrimai, grinai inicijuoti mokslininkų, įvairių sričių ir socialinių, ir ekonomikos, ir gamtos mokslo daktarų, buvo toksai susibūrimas. Tik po to jau kada išryškėjo tos galimybės, kad yra iš tikrųjų realios, kad vietos jūroje yra tam tinkamos, kad technologija yra tam pasirengusi ir netgi, kad jau atsiranda konkretus investuotojai, tai yra jau realios kompanijos, kurios būtų pasiryžusios į tai įdėti savo pinigėlį, tuomet jau mes pradėjom teikti aukštesnių lygmenių, šiek tiek jau belstis ir į ministeriją, ir į vyriausybinės institucijas, kad štai nauja yra sritis, kuri ir Lietuvai yra įdomi ir kuri gali šiek tiek prisidėti prie bendro ekonomikos vystymo ir šiaip padėti regionui, kaip tokia, nes tik mes galvojame apie Klaipėdos regioną, kaip arčiausiai esantį jūros, kad šita sritis gali būti tikrai labai patraukli verslui, bet ir ypatingai mokslui, nes vis tik tai dar tada Klaipėdos universitetas netgi nebuvo toks jūrinis, kaip jisai yra šiai dienai. Atvėrėt naują didžiulę erdvę verslui. Verslininkai turbūt slenkščius numynė. Ne kartą. Iš tikrųjų, eidavo labai su konkrečiais paklausimais. Ateidavo į kabinetą ir tiesiog sakydavo, štai žemėlapis, aš matau, kuriame yra paspalvinta mūsų jūra. Sako, beskit pirštų, kur mums ateit malūną. Tai toks būdavo labai paprastas jų noras, o mes labai paprastai jiems ir atsakydavom, kadangi studijas buvom pasirengę, vieną kitą, iš tikrųjų buvo ne viena, o dvi, ir mes jau turėjome tam tikrą schemą, žemėlapį, kurioje jau pieštuku buvom pasižymėję tas vietas, kurios kelia mažiausiai problemų, jeigu kas nors nuspręstų vis tik tai investuoti į jūrą. Tai tie atsakymai praktiškai visada jau būdavo beveik paruošti. Kartojat mes. Kas tie mes? Universiteto keli skyriai galbūt netgi dirba toje vietoje. Tai pradedant nuo aplinkos inžinierių, kurie daugiau žino aplinkos komponentus ir poveikį jiems bet kokių, sakykime, ūkinių veiklų tiek jūroje, tiek sausumoje. Tai yra planuotojų grupė, tai yra žmonės, kurie užsiema strateginių planavimų ar erdvinių planavimų. Yra visa grupelė kartografinės medžiagos rengimo specialistų, tai visa grupė, sakykime, tokių vadinamų gysininkų, mes juos kartais taip vadinam. Tai technikai, geologai. Visa tai, ne vienas žmogus, tai yra daug žmonių ir daug reikalinga, sakykime, kompleksinių žinių, kad suprasti visą tą mechanizmą, nes vien tik tai malūnas, vanduo, jo pastatymas ir pajungimas į elektros tinklas, tai yra, net sunku pasakyti, kad tai ledkalnio viršūnė, tai yra iš vis niekas, tai yra viena snaigė iš tikrųjų to viso ūkio, nes sritis yra labai sudėtinga. Kol kas labiau minim vėją kaip energijos šaltinį, bet jūs neriat ir į bangas. Ten irgi buvote ir esat nusitaikę. Iš principo taip, nesvarbu, kad pradėjom nuo jau suprantamo dalyko, tai yra vėjo elektrinė, kuri jau yra pažįstama sausumoje, jau ją nebesunku įsivaizduoti, kaip jinai atrodytų galbūt ir jūroje. Nepaisant to, kad mastelis ten visiškai kitas, jau kalbam apie vos ne 10 kartų didesnės konstrukcijas, aukštesnius malūnų stiebus, didesnės mentis. Nepaisant to, kad nuo to pradėjom, vis tik tai aišku, mes žiūrėdavom visą laiką kompleksiškai į visą vandens storymę, kaip erdvę, kurioje galima kažką vystyti. Tai malūnų kombinacija su kitais atsinaujinančiais ištekliais, kaip srovės arba bangos arba potviniai, nors Baltijos jūroje apie juos kalbėti praktiškai nėra jokios prasmės, mintise visada yra. Ir šiai dienai netgi, kad mes ir gyrėmės labai, kad daug esam padarę jūriniai vėjo energetikai, bet lygiagrečiai mes esam nemažiau padarę ir jūriniai bangų energetikai. Apie tai yra mažiau kalbama, bet tam netgi buvo tiksliau vieno europinio projekto rėmuose netgi sukurti nedideli prototipai, padaryti bandymai, pamatavimai, žodžiu, dirbam visoje storymėje, ne tik tai paviršiuje, aišku, ne tik. Apžvelkim rezultatus. Kas jau nuveikta? Jūrinė energetika yra ne tik tai gražūs žodžiai radio eteryje ar ten laikraštyje, bet iš tikrųjų tai jau yra dokumentai, kurie atsiradę yra dėka tarptautinių projektų, kuriuos mes kartu vykdom su partneriais tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Tai šiai dienai turbūt reikėtų paminėti bent porą galimybių studijų su vėjo energetikos vystymu jūroje. Tai yra ne tik tai raštas, bet tai yra ir žemėlapiai, tai yra ir teisinės bazės analizė, tai yra ir verslo kompanijų analizė. Tai yra jau padaryta, tai yra knygos, kurias galima vartyti, skaityti. Yra, turbūt neslėpsiu, vienas
vienas iš svarbiausių dokumentų šiai dienai, tai patvirtintas bendrojo plano papildymas jūriniais sprendiniais. Iš principo tai yra jūrinio planavimo dokumentas, kurio šiai dienai siekia visos ES valstybės, kai kurios jau šį bei tą turi, kai kurios dar tik tai pradeda, kai kurios netgi nepradeda. Tai Lietuva toje vietoje yra galbūt viena iš pionierių, tai yra mes jau turim planą, kuriame atsinaujinti energetiką ir kitos jūrinės sritis jau yra dokumentuotos, tai yra nurodytos strateginės, sakykime, gairės, kurioje vietoje, kokiom sąlygom ir kokio masto jau galėtų atsirasti nauji jūriniai verslai, naujos ūkinės veiklos vandenyse. Tai čia tokie dokumentai, kurie jau yra valstybinės reikšmės. Tai nėra tik tai, sakykime, mokslinės studijas, straipsnis ar dar kažkas, tai jau yra valstybinių lygmenių patvirtinti dokumentai. Tai tas planas, taigi, kaip žinot, yra ir Seime, ir vyriausybės patvirtintas, tai yra svarbus tikrai dokumentėlis. Tai jo pagrindu dabar kiekvieną investiciją, kiekvieną investuotoją mes jau galim padrasinti ir pasakyti, kad tavo siekis arba tavo noras vienoje ar kitoje vietoje daryti verslą arba uždirbti pinigus, jis jau dera su valstybiniu strateginiu dokumentu. Tai yra tikrai didelė pagalba verslininkams. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Aktyviai bendradarbiaujančiais su visomis Europos ir gausybė pasaulio šalių. Mokslininkai verslininkams, verslininkai mokslininkams, rezultatas visiems, žinoma ir mums. Lietuvos vėjo energetikos asociacijos direktorius Aleksandras Paulauskas save neretai įvardijantis tiek mokslininkų, tiek verslo žmogumi, priklausomai nuo darbo, kurį vienu ar kitu metu atlieka specifikos, prisimena ne vieną kartu su Klaipėdos universiteto mokslininkais įgyvendintą projektą. Mes dirbame daugiausiai su jūrinio slėnio specialistais ir su jais bendradarbiaujame įvairiausiuose projektuose. Vieną kaip tokį projektą galima paminėti projektą Power. Šiame projekte vedanti rolė buvo mūsų ir Lenkų specialistų, o Rusijos specialistai jie labiau periminėjo mūsų patirtį. Ten buvo, aišku, įdomi situacija su informacijos prieinamumu, nes 80% Kaliningrado jūrinių teritorijų yra tiesiog slapta ir niekas nežino, kas ten vyksta, ar ten yra povandeniniai kabeliai, kažkokie povandeniniai laivai, kitokia veikla. Ir ten dirbti buvo įdomus patyrimas ir, aišku, toks labai ribotas. Kitas didesnis įgyvendintas Pietų Baltijos programos projektas SB Offer – Pietų Baltijos jūros vėjo energetikos regionai. Šio projekto rezultatas – parengtos specialios mokymo programos studentams ir potencialiems vėjo energetikos sektoriaus specialistams, paruoštos priemonės padėsiančios skatinti jūrinės vėjo energetikos turizmą, patikslintos potencialių vėjo elektrinių parkų vietos jūroje. Projektas vykdytas kartu su Danija, Švedija, Vokietija, labiausiai pažengusiomis vėjo energetikos srityje šalimis. Mes lietuviai vis dar, bet sparčiai mokomės. O smalsu, kaip kaimynams sekasi – latviams, estams? Matome, kad dar vis dėlto jie yra labiau atsilikę šitoj srityje, nors turi žymiai ilgesnės pakrantės. Kiek prisimenat, mūsų pakrantė yra kažkas apie 99 km, tačiau estų ir latvių tos pakrantės yra žymiai ilgesnės ir ten galim būtų surasti daugybę vietų, kur įrengti jūrinės vėjo elektrinės, tačiau mūsų elektros tinklų sąlygos yra žymiai patogesnės. Mes turime elektros tinklą pakrantėje, pakankamai stiprų, tuo tarpu estai ir latviai tuo negali pasigirti. Grįžkim prie pažengusių sočiai gyvenančių šalių Danų, vokiečių. Naujausia informacija būtent iš jų. Jie noriai dalinasi. Taip, mūsų veikla remiasi ES bendradarbiavimo projektais. Tai reiškia, kad visi partneriai gauna finansavimą, kuris ir užtikrina tą norą bendradarbiauti ir norą dalintis informaciją. Taip pat mūsų sotus kaimynai supranta, kad didžioji dalis technologijų ateina būtent iš šių šalių. Danija, būdama vėjo energetikos lyderė pasaulyje, joje 70% visų pasaulio įmonių, kurios užsiema vėjo energetiką, gamina įrangą, jos yra kilusios iš Danijos. Ir nors Vokietijoje dabar sukoncentruota daugiausiai gamintojų, tačiau tai daugiausiai yra vis dėlto Danijos kapitalo ir iš daniškų technologijų išaugusi pramonė. Nepaslaptis, labiausiai išvystytos technologijos vėjo gaminamai energijai išgauti. Tačiau nors tai tik pradžia, bangų energijos kryptimi taip pat sparčiai dirbama ir Klaipėdos universitete. Bangų, potvynio atoslūgių, povandeninių srovių technologijos, jos šiuo metu yra tik tai savo kelio pradžioje.
yra sukurti prototipai, yra skirtingos technologijos, tos technologijos įrodinėja, kad viena yra pranašesnė už kitą, skirtingose vietovėse, skirtingose jūrose tos technologijos gali būti labiau efektyviau ar mažiau efektyviau pritaikytos. Klaipėdos universitetas viename iš savo projektų taip pat yra sukūręs išilginio judesio generatorių, kuris yra naudojamas būtent bangų energijos gamyboje. Aišku, tai liečia tik tais priekrantės technologijas, priekrantės bangų generavimą. Tačiau tyrimai tęsiami, priklausomai nuo specifikos. Žinote, kad Baltijos jūrai svyruoja nelabai. Aukščio skirtumas dėl potvynių atoslūgių yra vos keli centimetrai. Tuo tarpu Didžiosios Britanijos pakrantėje arba Šiaurės jūros pakrantėje tie potvynių atoslūgių vandens lygio skirtumai gali siekti 5, 7, 9 metrus. Ten labiau galima išvystyti būtent potvynių atoslūgių energijos technologijas, kažkur ten, kur yra vandens srovės, pavyzdžiui, Golfo srovėje, sąsiauriuose galima įrengti povandeninius, srovių generatorius. Tačiau mūsų Baltijos jūroje matyti efektyviausia būtų susikoncentruoti ties priekrantės bangų energijos generatoriais ir darbas šitoje srityje yra vykdomas. Įsileisti naujoves visais laikais nebuvo paprasta. Tai tinka kalbant ir apie atsinaujinančią energetiką, pastebi daktaras Aleksandras Paulauskas. Senos technologijos, kurios jau yra užsikariavusios savo rinką, jos nelabai nori įsileisti naujas technologijas. Ir ta priešprieša tarp seno ir naujo, jinai matyt bus visada ir visose srityse. Taigi, tos naujos technologijos jos turi pasiūlyti kažką tokio, kas tikrai atliktų proveržį tam tikroje technologijoje. Ir suprantama, kad labai gerai išvystytas dujų ir naftos sektorius, jie nelabai norėtų įsileisti vėjo energetiką, kuri po truputį bet ateina. Ir šiuo metu jau iš vėjo elektrinių mes pasigaminame daugiau kaip 20% visos energijos, kurią suvartojam čia Lietuvoje, o tai yra pakankamai nemažas skaičius. Nors prieš 10-15 metų buvo sakoma, kad jeigu mes pasieksime 5% gamybos iš vėjo, tai Lietuvos elektros tinklai subirės, nes negalės užtikrinti stabilumo dėl vėjo nepastovumo ir taip toliau. Daug metų mes apie tai diskutavom, įrodinėjom, dabar įrodinėti nieko nebereikia. Viskas veikia, sistema veikia, vėjo elektrinės sukasi ir gamina elektros energiją. Matyt, kai atsiranda žmonėm poreikis ne tik tais patenkinti ekonominius savo poreikius, tai yra ne tik kaina mums įdomi yra, bet svarbus tampa ekologiniai aspektai, žmogaus sveikatos aspektai, saugumo aspektai. Ir tokios technologijos kaip, pavyzdžiui, vėjo energetika, jos yra pakankamai konkurentabilios palyginus su kitomis sritimis. Paskutiniai skaičiavimai rodo, kad šiuo metu vėjo energetika yra pigiausia elektros energijos gamybos technologija. Kovoti už naują idėją šakėmis čia tikrai nebereikia. Kolegai antrina ir kitas daktaras Nerijus Blažauskas. Atsinaujinančios energijos svarbą suprato visa Lietuva. Ne, šakių nebereikia tikrai. Proveržys įvyko, galbūt ypatingai tuomet, kai atsiskyrė ūkio ministerija į dvi ministerijas, turbūt energetikos ir likusi ta dalis, kur yra vis tik tai ūkio ministerija. Tai energetikos ministerija pradėjo ieškoti savo nišos, mūsų tiesiogiai kalbindavo, tiesiogiai iš mūsų prašydavo, kokia yra dabar situacija būtent su atsinaujinančia energetika, kokias įdirbis, kokios galimybės. Tai praktiškai tą mokslinę duomenų tą masyvą, kokį mes per tuos metus buvom parengę, praktiškai labai jie sėkmingai į save susiurbė. Ir tai deklaruoja kaip jau dabartį, tai yra jau toks status quo, kad jau Lietuva štai pažiūrėkite ir toj srity yra šiek tiek pasiruošusi. Tai yra nėra blokavimo, kad atsiranda naujas sritis, bet jau giriamasi, koks įdirbis padarytas. Ir sunku pasakyti, ar mokslas šiek tiek stumia, spaudžia ministeriją daryti tam tikrus žingsnius link tokios energetikos atsiradimo, ar čia natūraliai sutapimai, bet mes iš tikrųjų nesikukliname ir tikrai jaučiam, kad mūsų tie darbai, kurie galbūt ir buvo gana primityvūs, galbūt gana paprasti, bet jie iš principo davė labai gerus pagrindus, kad šita ūkio šaka vystytųsi Lietuvoje. Ir šiai dienai, sakau, rezultatai yra, jeigu padėčiau ant stalo tai, kas sukurta, tai yra stulbinantis. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Per 25 metus daug kartų apdovanotais įvairių atminimo fondų ministerijų medaliais. Ir pabaigai tradicinis klausimas Klaipėdos universitetui, o jei tiksliau, kaip jūsų kolegos mane dažnai pataiso, Klaipėdos universiteto vardui 25. Kokios jūsų mintis, viltis ir pastebėjimai? Koks tas mūsų Klaipėdos universitetas? Klausiu abiejų.
Jautrus, aš pasakyčiau, labai jautrus universitetas, tie 25 metai tokie, gal kaip ir žmogui, tokie artėjom prie brandos, bet dar esam paauglys, sakykime, išdykęs šiek tiek ir tai jaučiasi, nes universitetas vis dar bando save, vis dar ieško savęs, nors visi ženklai ir norai save koncentruoti į jūrinę sritį, bet kokia prasme, ta prasme, tiek jūrinė kultūra, jūrinė mokslas, jūrinė technologijos, viskas, kas susijęs su jūra, iš tikrųjų turėtų būti tas slaptažodis, kuris mus daro unikaliais ir turbūt tada nenugalimais. Dėl to, kad žinome tą kovą tarp universitetų, ar nežinau, ar čia tarp universitetų, ar bendrai universitetinės koncepcijos ta kova vyksta ir Klaipėda turi unikalų šansą iš tikrųjų tapti tokiu jūriniu, vieninteliu jūriniu universitetu, kurį sunku pajudinti, jeigu mes vykdom tam tikrą funkciją. O šiai dienai mes tą funkciją vykdom, tai yra mes sutelkiam verslą, mes verslui parodom naujas galimybės. Ne tik tai galimybės, bet ir technologinius kitą kartą sprendimus. Mes, suprantat, vedam arba bent jau bandom vesti arba lyderiauti tam idėjiniam, moksliniam lygmenį, kad mūsų kompanijos jos irgi jaustųsi toksai, vadinam kitą kartą mes grubiai jūrinių klasterio atstovais. Man užsienį nereikėtų aiškinti, kas mes tokie ir iš kur mes kilę. Apie mus žino daug geriau, negu kad aš galėčiau papasakoti, turbūt šitoj laidoj. Partneriai papasakotų daug geriau. Tai jeigu kalbėsim grinai apie tai, ką mes norim pozicionuoti būtent vandens terpėje, jūroje, tai jau aišku, tas centras bent jau traukos yra Klaipėda šiai dienai, tuo labiau, kad mes esame ir techniškai šiuo metu labiau pasikaustę, jau esame tikrai stipresni ir atsiradus naujam laivui, kuris gali spręsti labai įvairius uždavinius jūroje. Mes pasidarėme iš tikrųjų jūrinis universitetas, tai yra jūrinis centras, jūrinių tyrimų centras. Toksai, sakyčiau, solidus, nes mes jau turim priemonės. Tai ne tik tai mokslinės galvos, tai šviesus protai ir geri norai, bet dabar jau mes turim tikrai labai geras, modernės, šiuolaikinės priemonės, kuriomis tuos protus galim skatinti ir galim duoti rezultatą, kurį vėliau kažkaip tai bandom realizuojam į kažkokius tai studijas, žemėlapius, vadovėlius ir panašiai. Taip kad, jeigu kalbėsim apie jūrinę energetiką, aš sakyčiau, kad Klaipėda yra centras, tikrai vienijantis. Jeigu kalbėsime aplamai kaip po technikos sritį, tai aišku, čia jau mes nekonkuruojam turbūt nei su Kaunu, nei su Vilnium, ten turbūt yra daug protingų žmonių ir mes nekonkuruojam, bet jūrinė dalis, aišku, mes esam toj vietoj lyderiai. Reikėtų paminėti ir Klaipėdos universiteto mokslininkų vykdomą mokslinę veiklą. Dėka įvairiausių valstybinių paramos fondų universitetas yra sukaupęs tikrai grandiozinę mokslinių tyrimų laboratorijų bazę. Įranga yra tiesiog fantastinė. Iš užsienio atvažiuojantis ekspertai, specialistai sako, oho, kad ir mūsų, pavyzdžiui, laivas Mintis, jo neįmanoma pamatyti Klaipėdoje, jis pastoviai yra išvykęs su kažkokiom moksliniam misijom, tai į Didžiąją Britaniją, tai į Norvegiją, tai Baltijos jūroje. Ir tai rodo, kad iš tikrųjų tas mokslas yra paklausus. Mūsų studentai, mūsų mokslininkai nuolat stažuojasi ir dirba įvairiausiose tarptautiniuose projektuose, atveža iš ten neįkainojamą patirtį, kurią pasidalina su studentais. Taigi aš sakyčiau, kad mokslo prasme tikrai viskas gerėja ir manau, pakankamai netolimoje ateityje mes pamatysime jau tų rezultatų. Tikrai kokybinių mūsų mokslo rezultatų. Mes kol esam dar čia tokie aktyvūs ir jauni, aš kalbu apie savo tyrėjų grupę ir savo palaikymo komandą, mes darysim viską, kad tas universitetas vis tik tai taptų tokiu, kokį mes jį norėtume matyti, tai yra labai stiprių jūrinių centrų. Prototonai. Klaipėdos universiteto jūros tyrimų atviros prieigos centro laivyno ir ekspedicinių tyrimų vadovas dr. Nerijus Blažauskas ir Lietuvos vėjo energetikos asociacijos direktorius dr. Aleksandras Paulauskas. Ačiū, pliusas jums. Prototonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi Radio Gama. Dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.